Ar renkiesi teisingai? Nu dar vienas lygis ir tada tikrai eisiu į pamoką. Ups, pamoka prasidėjo prieš 2 valandas. Auklėtojų? Geriau jau pauzę paspausiu gyvenimui. Raštelis nuo mamos su priedu. Saldus planas. Kai reikia saldainio, o ne pasiteisinimo. Naujas lygis. Atsakomybė. Šį kartą išjungiau ne žaidimą, o pamokas. Kelias į mokyklą. Kelias į save. O ką renkiesi tu, kai niekas nemato? Laikas į mokyklą, bet filosofija prie tvoros dar nebaigta. Aš niekur neskubu. Vyksta pamoka. Mada vėluoti į pamokas su stiliumi. Telefoną į dėžutę. Misija prasideda. Dirbtinis intelektas. Naujas suolo draugas. Dirbtinis intelektas. Tik ne taip, kaip tikėjaisi. Gavai 2. Trumpas pasikartojimas prieš pamoką. Geresnis nei bet koks dirbtinis intelektas. Šiandien dirba ne telefonas, o smegenys. Kai pasitiki savimi, dirbtinis intelektas nėra būtinas. Net kai niekas nemato, matau pats. Kai mokytojas sako, rašome savarankiškai, tai ne pasiūlymas. Jonas pasiruošęs. Ne žiniomis, o interneto gudrybėmis. Kas sakė, kad galima žaisti per savarankišką? Jonas sakė. Rezultatas. Dirbtinis intelektas žino viską, bet Jonas nieko. Šįkart be triukų. Pagaliau pažymys ne iš dirbtinio intelekto, o iš pastangų. Kai moki pats ir gyvenimas šypsosi. Technologijos padeda mokytis, bet jos nepakeis tavo sąžinės.